Mano dama su kaštomis, tokio klumbuos snaigius kviečiu. Šiandien pakėlus sijoną, joks mano damos neliečia. Mano dama užsirūpina, sako, kad snaigės negeltų. Šis naivus berniukas, pavyzdžiui, 1000 metų. Labą vakarą, šio nuostabaus festivalio svečiai. Jau su pusę publikos galiu sveikintis kaip su artimais bičiuliais, kuriuos matau ne pirmą kartą. Sveiki atvykę, kurie pirmą kartą tik atvykę į šitą mūsų festivalį ir aš manau, jūs tapsite nuolat gausėjančio mūsų žiūrovų rato dalimi. Pernai mes pradėjom tą tradiciją žvelgti ir mūsų festivalį statyti ne ant vieno kertinio akmens, kas yra muzika ir poezija, kitas kertinis akmuo, bet ieškoti dar atramų mene. Ir šiuo atveju festivalio programą mes įtraukiam teatrą, įtraukiam fotografiją ir įtraukiam šiuolaikinį kiną. Anykštėnai turėjo progos išgirsti poetinę, muzikinę pramonę darbai ir gyvai, kurie aš atlikau su pučiamųjų kvintetu Duduva. Tai irgi tikrai buvo įdomi patirtis ir pilna salė ir žiūrovo dėmesys bylojo, kad dėl to Donelaičio žodis gyvas, girdimas, aktualus, žmonės reagavo, klausėsi. Įvyko, koncertas įvyko. Būna, kad neįvyksta. Nemirtis, tiesiog šviežiai pasnigo, snaigės ilgino akis ir veidą. Neverkėm, tik ašarą atleidom. Žiemkentys dar vienas ant kaklų sudygo. Žiemkentys dar vienas ant kaklų sudygo. Jo, vaikai nupirko bilietus ir atsitempė mūsų festivalį, nes mes dar atostogavom ir būtume dar tupėję sodyboje. Mėgstat tokią muziką? Taip. Jeigu būtume nemėgę, tai būtų turbūt ir nepirkę nei bilietų, nei mes būtume važiavę. Pirmą kartą šitam festivalį? Pirmą? Trečią iš eilės. Kodėl trečią kartą atvažiuoji čia? Nes čia gera, nes čia rugpjūtį žvaigždės, čia bardai susirenka, čia gera muzika, čia gali tiesiog gulėti, klausyti ir džiaugtis gyvenimu ir muzika. Oi, galiu pasakyti, kad man jau vien dėl to jis yra žavus, kad čia, kaip jau gal sakiau aš, kad kiekvienas turi galimybę, skambiai sakant, paskelbti apie save visam pasauliu, apie savo kūrybą, apie savo dainas, apie savo poziciją galų gale. Aš dabar labai daug klausau, vienai stoviu ir klausau jaunus žmonės, kuriuo aš tiesiog dar negirdėjau, čia yra puikiai galimybė juos išgirsti ir sužinoti apie juos. Ir daugybė jų tikrai nudaro didžiulį įspūdį, jau tai yra tikrai žavu. Man gražu, kuo toliau čia atvažiavus matyti, kuo toliau, tuo šviesesnė bendruomenė. Aš nebematau užgėrusi su šortais ir plastmasiniais alaus buteliais vaikščiojančių palei sceną itin populiarių palaikymo grupių tokių, žinai, kurie nežino, kur pakliuoti. Tuo vis mažin čia iš vis nebėra, jau keli metai. Pradžioj tai būdavo. Tai atsisijojo, atsirinko galų gale bendruomenę anykščių. Ir malonu, kad jie čia ateina pasiklausyti. Kaip manai, daug darbo šiandien nusimato? Ne, manau, kažkaip labai ramu. Į ką jis virsta, labai sunku nuspėti, nes tai yra gyvas procesas. Ir iš tikrųjų, kaip prieš daugelį metų su Gediminu Storpirščiu gerdami arbatą sugalvojom jį ir pasiūlėm miestelio valdžiai, tikrai nemanėm, kad jis sutrauks tiek tūkstančių žiūrovų. Jau tai yra toksai gana įdomus faktas. Aišku, jis sutampa su bendra tendencija, kad žmonėms pradeda šitas žanras patikti, tikti. Ir kitas dalykas, kad po šito žanro sparnu pradeda atsirasti ir tokie estrados ar populiariosios scenos artistai, kurie irgi tada šiek tiek prisitaiko, šiek tiek pakeičia savo amplua. Ir vienas gražiausių buvo Andriaus Mamontovo sudalyvavimas, kai jisai akustinį grojo savo programėlę. Na, ta prasme, kad tikrai visi, netgi tie scenos žvaigždės, kartais mėgsta tiesiog pasiimti gitarą ir pasibūti, pasikalbėti. Toks intimesnis, paprastesnis dalykas.
O jeigu kalbėt apie esmę šito žanro, tai jis yra apie santykius, apie tai, ką mes pamažėlį turime pradėti gelbėti. Santykiai greit bus raudonoji knygai, mes mokėsim su Facebooku, su kompiuteriu, su iPadais ir iPhone'ais bendrauti gerai, bet su gyvu žmogum bus sunku. O dainuojama į poeziją leidžia būti nuoširdžiam, paprastam, netgi nusidainuoti, netgi būti juokingam. Atvažiuoju vienai dienai purpuriniam vakarė, tik džiaugiesi draugą susitikęs, apkabinęs ir vėl einam į skirtingus šonus. Taip, Jis Palangoje, aš kur nors Kupiškyje sekantį kartą, taip pat ir siūvam per visą Lietuvą, žinai, skersai šilumą. Bet, pavyzdžiui, dabar mes senokai matėmės. Pavyzdžiui, būdavo kažkoks laikas, kai mes matydavomės labai dažnai, galbūt bendri darbai suvedė, gal dar kažkas, dabar tiesiog galbūt truputį toks yra laikotarpis, kai kiekvienas galbūt daugiau savo sultyse maudomės, bet to maloniau susitikti. Būna, kad vidury kur nors Ukmergėj degaliniai. Mes važiuojam į Panevėžį, iš ten, iš Šiaulių grįžta kolegos. Ir susitinkam. Ten tos, kaip ta vadinasi, šiupininis sriuba visą laiką visi valgom. Ko šiandien čia laukiam? Gero vakaro. Geras nuotaikas. Vido bereikia laukti. Tik ne jo dalis, o jis pats atsakiau, juk bus liūdna, bet to ar supras. Mane žmonės atėjo orkestro vietas, o jis sako, nebus jokių vietų ir salių jokių. Tik tu vienas aplinkui krūvo žmonių, šitaip groju viskuo, ką aplinkui matau. Ir dažniausiai tvirtai prie savęs pritaisau. Šį čia lėkštės, čia tvambalas, čia šeikeris, o ten gitara. Nors ne visas orkestras, bet didžiuojas mama, aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Jeigu viskas čia tiesas, lai sėkmingas jis bus. Aš ne visas orkestras, aš tik vienas žmogus. Čia Algimantas Testas, jums skleidžia laimės garsus. Koks jums jausmas nuo teatro prie muzikos? Kuo tai skiriasi? Na, čia gal spektaklis yra toks labiau subtilesnis dalykas. Vis dėlto uždaroje erdvėje. Tai yra ilgas procesas. Čia galbūt man dabar nelabai įprasta aplinka ir toksai... Aš esu retas svečias gal bardų festivaliuose, bet kuo skiriasi dėl to, kad tai yra galbūt tavo kalbėjimas apie save galbūt šiek tiek, arba tavo kūryba, o ne Čechovo, ne Šekspyro, ne kitų autorių, todėl tokie maži pasakojimai apie save. Dienos vaikystė, rytas, o vakaras, senatvė, naktis, gyvenimas jau kitas, vidurdienis, pilnatvė. Kas buvo vakar, pasiliko, diena manoji, tęsas, bet niekada nesusitiko. Rytoj ir vakar dvynės sesės. Aš niekada nevažinėjau į bardų festivalius, man labai nepatinka bardų festivalius. Aš važiuoju muzikos pagroti, paklausyti, žinai. O kas ten bus, kaip ten gros, kas ten ką reiškia. Kodėl nesinori apsibrėžti? Nu dėl to, kad nėra prasmės tos apibrėžimuose. Tai, ką mes grojam, aš už save tik tai galiu kalbėti, ką mes grojam su grupe, arba aš, arba su Sauliumis. Mano galva, tiek, kiek leidžia mano kažkokios muzikinės žinios, yra visiškai gerokai toliau negu tai, kas Lietuvoje tradiciškai priimta laikyti dainuojamąją poeziją. Pavyzdžiui, ar yra skirtumas tarp Sauliaus Bareikio, Kostos Smorigino ir to, ką mes darom su grupe ar su Sauliu. Mano galva skirtumas yra absoliučiai radikalus, esminis. Mes nedainuojam poezijos, neimam kitų poetų tekstų. B, mes improvizuojam, o tos improvizuojam, C, mes klausom visai kitokios muzikos absoliučiai. Ir D,
jeigu tu kažkokį tai jau iš anksto prieš grodamas galvosi, ką tu grosi, kažkokį žanrą susigalvojęs, tai bus pravalas. Tegul dėlioja tos pavadinimus tie, kuriems reikia tos lentynėlių kažkokių. Tai sėsiu dabar parašysiu bliuzą. Taip nebūna, taigi viskas kažkaip turi iš tavęs natūraliai ateiti. Arba ten, vat aš nuo šiandien būsiu hipsteris, rytojus aš būsiu gotas. Tai man tie visi bardai, ne bardai, man toks panašus žaidimas, žinai, kaip 11 klasėje, 10 visi čia. Tie yra, reiškia, reiveriai, šitie yra, reiškia, reperiai, čia kažkokie bardai dar, žinai. O kaip turi rengtis bardai, nežinau, reiveriai su lenarais ten, kaip bardai tada. Nežinau, bardas čia praėjo, ne bardas, nežinau. Gal yra tiesiog labai seni, gražus mūsų nusistovėję santykiai kažkokie, kurie kažkokia pagalba, kažkoks noras pasimokyti viens iš kito, bent jau man, pavyzdžiui, iš Andriaus. Ir galbūt tie dalykai, kažką gražaus matyti ir atsiranda taip. Komandos kaip tokios gal nėra, aš nežinau. Kažkokia bendruomenė, aš manau, yra, žinai, kuri ir Facebook'ose viską čekina, skaito, giria ir panašiai koncertuose. Bet ta prasme, kad komanda yra tie, kurie ateina išgirsti kažką, žodį kažkokią. Ne banalybių, žinai, srautą einant iš kolonėlių, bet pasilgia teksto yra. Gero teksto, dainos teksto. Tuoj tik vešlys po stiklų su dažais, išmargintų kiautų. Aš ropojau per purvą ir upėje jaučiausi saugus. Apsileidęs žvejys tavęs niekada nepagaus. Tu yra vešlių, kurie nešasi į kalvą, ir vešlių, kurie neša namus. Susikišk savo apvaizdą ten, kur radijo bangos netraukia. Aš balsuoju už tuos, kurie šiąnakt čia su manim. Tavo alkanos vėlės įdomis tik tuo, kaip jos valgo ir šaukia. Ir tavo įsakymas stop, man te buvo, tik ženklas pirmyn. Grįžimas su Sauliu, jūs nežinau, tiesiog kaip jautiesi pats su Sauliu. Nuostabiai, absoliučiai nuostabiai, mes labai išsiilgę vienas kitą buvom dar daugybę. Per tos, nežinau, 3 metų, kai negrojame visai ir buvo atitolę, dabar turim daugybę planų, idėjų, jau ir net grupė susibūrė, tokia pasikeitusi šiek tiek, jau pasikoregavo Sauliaus dėka, Sauliui grįžus, naujų žmonių dar ateina ir tokia rengiam visiškai kitokią, absoliučiai naują programą ir labai džiaugiamės, nes Saulium yra labai gera, labai lengva. Ir yra toks dalykas, kad Saulius yra, nejuokaujant ir neperdedant, vienas geriausių multiinstrumentalistų rytų bloke. Nežinau, aš mažai jų žinau tokių žmonių ir, atsisėdi ir groji. Tau nereikia kažkokių nereikalingų marazmų, kažkokių natų išrašinėti, kažkokių funkcijų, kažką tartis, derintis, kalbėtis, atsisėdi ir groji su Sauliu. Paprasčiausiai. Šiaip tai labai faina, nes ramu, atvažiuoji, niekas čia per daug nesiautėja, tai taip labai fainas festivalis. Atvažiavom dabar, oras pasakiškas, o gamta tai jau čia anykščiai liuks. Kas jum anykščiai? Daug apie tai turbūt teko kalbėti, bet... Į trumpą frazę labai sunku sutalpinti. Pirmiausia, tai yra mamos ir senelių miestas, iš kur jie buvo ištremti į Sibirą. Ir kažkaip tokia buvo trauka nuo mažumėsės. Atvažiuodavau, žinodavau, kad čia tas miestas, iš kur mano šaknis. Tai kai atsirado galimybė ir pradėjom galvoti apie provinciją, kur norėtume būti, tai anykščiai buvo numeris 1. O paskui tai pasidarė, kad tai tapo tokia ir kūrybos, ir poilsio vieta, ir festivaliai visokie, ir draugai artimi, ir jau tokie antri namai. Kada tu esi karalius iš nieko karalius, nes tavo jėga turtai
valdžia, turėjimas nieko, nieko neturėjimas, turėjimas nieko. Tada tu esi karalius iš nieko, nieko karalius, nes nieko karalius, nieko neturi. Mes su Ramūne buvom nutarę nebedalyvauti šiemet šitame festivalyje ir prieš pat festivalį paskambino draugai ir pasakė, kad atsitiko gana kebli situacija. Romas Lileikis, mano bičiulis, kuris žadėjo po ilgo nesirodymo scenoje sudalyvauti, atsirado svarbių rūpesčių ir jisai pranešė, kad negalės atvykti. O kadangi mes su Ramūne labai mėgstam jo dainas ir kartais dainuojam, tai mes šiandien vaidinsime Romą Lileikį. Dainuosim tik jo dainas. Truputėlį nereikės kaip tu, truputėlį nereikės kaip mes, truputėlį nereikės kaip aš. Kai kurį tekstą ar dainą vis tiek nori, kad būtų kažkoks atgarsis kitam žmoguje. Todėl geriausias įvertinimas, jeigu jauti, kaip pasak Biliūno, kliudžiau kitą žmogų. Labai subtiliai, švelniai, bet kliudžiau. Ant akmens šiąnakt dėsime gal